Tai ką, artėja jau, kaip sakant, ir javų sėja, ūkininkai sparčiai ruošiasi ir vis dažniau ūkininkų renkasi būtent rudeninius herbicidinius purškimus. Gal, Juozai, galėtumėt pasakyti, kodėl jie yra tokie svarbus? Kalbant apie rudeninį herbicidų panaudojimą, iš tikro reikia pripažinti, kad yra pasikeitusi žemės dirbimo technologija. Be abejo, pas mus su klimato kaita mes turim labai ilgus rudenis, trąšų normos naudojamos mažesnės ir kad daugiau jų liktų tų augalų, be abejo, reikia su piktžolėmis sukovoti. Ir rudeninis panaudojimas herbicidų duoda tą tokį efektą. Tai iš tikro. Dar nereikėtų pamiršti, kad yra ir atsparumas piktžolių atsiradęs. Tai irgi su dirbtiniais herbicidais mes čia galim pagelbėti. O kuriom būtent piktžolėm, sakykime, iš rudens užsiminėt apie atsparumą? Ar yra kažkokios konkrečios piktžolės, su kuriomis galima tvarkytis iš rudens atspariomis? Tai be abejo dabar yra smilguolė. Tai ta piktžolė, kuri tikrai įgauna vis didesnį atsparumo tą atsiradimo pagreitį ir plotai jos didėja. Laukų užterštų jau atsparesnių smilguolė yra vis daugiau. Tai vien tik tai dėl šitos piktžolės jau reikėtų panaudoti. Ir jinai dygsta ir iš rudens, ar ne, kaip suprantu? Būtent dygsta tą rudenį. Aišku, jeigu ją palikti, jinai žiemoja ir pavasarį jau yra stipri ir jeigu dar neparinkai herbicidų, tai tada. Ar visi herbicidai būtent rudeniniai veikia smilguolę ir būtent atsparę? Ar yra kažkurie, kurios... Iš herbicidų jų čia nėra didelis sąrašas ir be abejo jie yra orientuoti, kad smilguolė tikrai veiktų, nes ta piktžolė yra svarbi dabar. O kokį sprendimą šioje vietoje turi Syngenta? Syngentos sprendimas vienareikšmiškai, aišku, yra bokserio panaudojimas nuo smilguolės, o gali būti, aišku, naudojama mišiniai atitinkamai bokserio su kitais herbicidais. Kokius mišinius rekomenduotumėt jūs? Tai be abejo mišinys bokserio su Legacy. Tai tikrai yra efektyvus veikimas bokserio nuo smilguolės, o čia išplečiamas spektras nuo dviskilčių piktžolių. Ir be abejo galimi dar keletas tų mišinių, kaip Legacy Pro. O kada reikėtų rinktis Legacy Pro, o kada tik Legacy? Tai... Čia, aišku, mišinėje kalbu apie su bokseriu. Taip, su bokseriu. Iš principo, tai pagal spektrą yra panašus, bet litras Legacy Pro kai kuriais atvejais yra efektyvesnis nuo kai kurių piktžolių, ypač jeigu jos yra jau ūgtelėjus. Aišku, mes čia nekalbam apie bokserio panaudojimo laiką, bet iš principo purškimas gali būti iškart po sėjos iki sudygimo ir sudygus. Tai priklauso, kiek tai yra jau praėję laiko nuo sėjos. Tai jeigu piktžolės didesnės, tada aišku, reikia ir didesnių normų. Užsiminėte apie panaudojimo laiką, visgi tas bokserio ar mišinio panaudojimas, kada efektyviausias piktžolių kontroliai ir iki kada galima rudenį naudoti, kadangi vis tiek ūkininkai sėja nemažai tų žiemkenčių ir pasisėja, tada purškia, jau kažkas būna ir sudygę ir taip toliau, ir kartais ir temperatūra krenta, tai sakykime, iki kada galima maksimaliai rudenį naudoti? Tai tos temperatūros, aišku, nėra tokios kritinės kaip kontaktinio veikimo herbicidam. Ir per dirvą, iš tikrųjų, veikimas bus, kol jinai neužšals. Taip galima sakyti. Ir dabar, jeigu kalbam vėl apie piktžoles,
Tai kai kurias piktžolės tikrai reikia sustabdyti iki joms sudykstant. Čia gal galėtumėte išskirti ar paminėti konkrečias piktžolės? Tai be abejo, tas sunkiai kontroliuojamas piktžolės, kurias, na, sakykime, kibusis lipikas, ten aišku ir bokserio spektras yra mažesnis. Na, tai yra efektyvumas mažesnis nuo kibiojo lipiko. Tai dėl to mes turbūt stiprinam, kaip jūs minėjot, mišiniuose, ar ne? Tai todėl mišiniai šitoj vietoje turi geresnį efektyvumą negu vienas bokseris. Kitas dalykas tai normų panaudojimas. Jeigu maksimali norma bokserio 4 litrai, tai į mišinius mes naudojam be abejo 2 litrus, 2,5 litro bokserio ir pridedam tada kitus herbicidus, kurie nuo 2 skilčių yra efektyvesni nei bokserio. Paminėjot mišinius bokserius su Legacy ir Legacy Pro. Ar yra dar produktų, su kuriais būtų galima tą bokserį maišyti? Tai dabar yra be abejo ir kiti produktai kaip Mateno Duo, sakykime, fulfenaceto veiklios medžiagos produktai, kurie irgi gali būti mišinyje, bet Legacy Pro iš tikrųjų yra tas herbicidas, kuris turi, sakyčiau, tikrai pakankamą spektrą nuo 2 skilčių piktžolių. Kitas dalykas, nereikia pamiršti, kad jeigu herbicidus mes panaudojam rudenį, tai mes matom situaciją pavasarį, reikia, nereikia. Pavasarį galima dar sėkmingai panaudoti herbicidus nuo 2 skilčių piktžolių. Dėl purškimo laiko dar turiu klausimą. Paminėjot, kad veikimas dirvinio herbicido bus net iki šalnų, ar ne? Bet kada, iki kokios temperatūros galima panaudoti tos mišinius? Kada dar ūkininkas gali išpurkšti juos? Iš principo 5 laipsnių temperatūra. Iki 5 laipsnių temperatūros galima tos mišinius naudoti? Galima panaudoti. Reikia pasakyti, kad priklauso vis dėlto, kaip gerai yra įdirbta žemė. Tas efektyvumas irgi turi reikšmės. Ir grumstuota žemė, ar sakykime, netolygiai įsidirbusios pabiros, netolygiai paskleistos galbūt kūlimo metu. Be abejo, herbicido efektyvumą mažina, bet šitoj vietoj galima didinti vandens kiekį. Purškiant ir iki kiek purkštukai. Didintumėt, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, matom, kad žemė susidirba, šiek tiek yra daugiau grumstų? Jeigu sausa, tai tada galbūt net reikėtų išpurkšti ir 400 litrų į hektarą. Bet jeigu dirvoje pakanka, kad tos drėgmės, tai, sakyčiau, iki 300. Nors dabar pas mus, kaip bazinė norma, yra tokia apie 200 litrų į hektarą purškimą. Ir dar manėt užsiminti apie purkštukus, kaip suprantu, irgi turi įtakos. Purkštukai turėtų būti purkštinė vertikaliai iš viršaus, bet jie turėtų tų kokių kampų ir geriausia, kad tai būtų kampas tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę važiavimo kryptimi. O dar turim tokią bjaurę, iš tikro, piktžolę, miglę. Būna ir ūkininkai pavasarį dažnai kviečiasi, kad, sako, žiūrėk, pas mane yra miglės ir ką man su ją daryti. Tai koks jūsų būtų pasiūlymas, ką su ją daryti? Bokseris iš tikro vienmetę miglę naikina. Tai yra efektyvus, tik tai nereikia pamiršti, kad vienmetė miglė yra labai greitai auganti ir dygsta irgi, labai anksti pavasarį. Tai jeigu rudenį, sakykime, sunaikinom vieną bangą, tai ta miglė, kuri nebuvo sudygusi rudenį, pavasarį gali labai anksti sudygti ir mums atrodys, kad tas efektyvumas nėra pakankamas. Bet bokseris, kaip suprantu, paminėjot, iš rudens su miglė tvarkosi. Taip. Ačiū tada Juozeliui už patarimus. Tikėkime, ūkininkai susitvarkys su tom piktžolėm ir, kaip kad minėjot, labiausiai tai su tom atspariom smilguolė, kuri dygsta iš rudens, ir miglė, kuri darosi tikrai problema pas mus. Ir tas bokserio pastiprinimas mišiniuose, dar pridedant kažką nuo 2 skilčių, kaip jūs minėjot, Legacy Pro ar Mateno Duo, ar taip pat girdėtas turbūt jau produktas Elipris, be abejo, irgi yra tikriausiai sprendimas, ar ne?
Tai dar, jeigu galėtumėt kartą, pakartokit, prašau, normas mišiniuose bokserio. Mišiniuose bokserio, sakyčiau, turėtų būti 2 litrai. 2 litrai. Galbūt net ir 2,5. Jo, ir jūs iš tikrųjų paminėjot ir ilgus rudenius. Tai, kaip suprantu, rudeninio herbicido panaudojimas rudenį mums išlošia laiko ir pavasarį, ne? Ir sakėt, jeigu rudenį panaudojom, langas ganėtinai didelis, efektyvumas didelis prieš smilguolę, miglę ir kitas piktžoles, tada pavasarį žiūrim pagal situaciją, ar negali? Aš manyčiau, kad rudeniniai purškimai, tai turėtų būti didžioji daly laukų atliekami, nes čia sprendžiam konkurenciją augalam rudenį, išsaugom trąšas ir be abejo turim laisvas rankas pavasarį. Ir turime ilgą panaudojimo laiką rudenį, kaip minėjot, iki 5 laipsnių. Taip, iš tikrųjų. Taip. Tai turbūt ir linkime ūkininkam daugiau, kaip sakant, fokusuotis į rudeninius herbicidinius purškimus, ar ne? Be abejo. Ir kaip sakant, rudeniniam, kiek, prašau mane pataisykit, ar ne, nėra nustatyta atsparumo būtent smilguoliai. Taip. Tai čia irgi manau, kad... Visumoj tai dirviniai herbicidai yra saugesniniai, kad purškimo... Dabar mes turim sulfonirurėjos herbicidų grupę, kuriai labai greitai vystosi atsparumas. Tai žodžiu. Taip, žodžiu, linkime ūkininkam geros sėjos ir gerų rudeninių herbicidų. Gero oro. Ir gero oro, žinoma.